Sveiki, su jumis LT Gameris, šiandien šiek tiek pažaisime Farming Simulator 2.15 metų. Aprodysiu savo ūkį, techniką. Čia jau nuartas laukas, galim daryti šieno kamolius ir juos, jais karvės, tam vadinti dar kažką tokio. Gerai, čia yra mano traktorius, čia traktorius, kur pjauni medį, tada pakeli ir ten gali dėti. Čia kažkoks traktorius. Čia turbūt yra, pažiūrėsim. Tiksliai neatsimenu. Man atrodo, kad bulvė mašina. Jo, bulvė. Čia tiesiog priekaba. Ten dar vienas traktorius, fūra, kombainas pjauti viskam. Tai dabar esu užsėjęs tik tais šitą lauką ir tai ten taip ant šaros, o tiesiog taip paprikolas jau. Čia mes biškį galėsim papjauti vėliau. Tai pažiūrėsim, kaip tas laukas laikos. Gerai. Tai 24 auga, 30 dar kažkiek čia, nes kai nespėjau nupjauti, jau supuvo. Tai gerai, tada sėdam gal tada į šitą traktorių ir galim palėkti iki šitų, o nors palaukit. Pas mane, man atrodo, kažkuria fūrai dar buvo prikrauta visko. Ir dar neiškračiau. Ai, čia irgi tuščia. Tai turbūt bus iškratyta jau. Ai, ropės juk. Ai, va, praleidau jau. Va, ropės. Jo, ropė. Gerai. Tiksliai nežinau, kaip jas iškratyti reikės. Dar nelabai šitą žaidimą prasižaidęs. Su ropėm tai aš pirmą kartą. Taip dabar. Pirmą kartą auginau ropės. Važiuojame kitų bačkų, gal ten bačkuose bus galima iškratyti. Na, aišku, mes čia nepratilpsim, biškį. O, pratilpam. Na, aišku, bet čia nepratilpsim. Kas man patinka šitas automobilis, labai ratai išsisko. Nenori kartais? Tai va. Važiuojam dabar išpilti. Tikėkimės, kad išsipils. Čionais. Ne, kaip supratau, neišsipils. Nors gal čia kažkaip tik nereikia važiuoti, aš nežinau, per kurį galą čia išpila viską. Čia biškį medžius pjau. Nuvažiuoju, ko tu čia nesivelki. Na, aišku, nu gerai, nežinau, kur jas iškratyti. Tarkim, paliksiu čionais. Žodžiu, ilgai nekeliu video, dabar pradėsiu vėl kelti. Kas ten? O, daromas kombainas. Ir jeigu galite į komentarus parašykite, ar norite video, kai aš savo visas kompiuterio dalis perdedu į kitą dėžę. Ir ten galėtumėt pamatyti man visas kompo dalis ir dar plus pažiūrėti, kaip aš jas perdedu į kitą dėžę. Taigi, pasijungiam lemputes. Turėtų pjauti, man atrodo, čia kiek yra. Ai, čia daryta, tada nuleidžiam ir jungiam. A, jo, pjauna. Va, tenais pilotas liekanas, šieną.
nuskynau traktorius FM. Tai va čia taip augini, pjauni viską, mokinės viską apie ūkį. Nedaug čia surinkau, aišku, tiek tai buvo, bet dabar galiu šitą padėti. Išmet reikia aninai nusimti. Turėtų kažkaip eiti. Kad man nebina net uždaryti. Reikia tą nuleisti. Tada gal. Va. Leidžiam raktus. Ir gerai. Viskas normaliai. Čia toliau dar auga. Tai jeigu jums labai lėtai auga, tai galite čia va pagreitinti, pasidarot max greitinį, čia tarkim realus laikas, pagreitintas 5, pagreitintas 15, 30, 60 ir taip 120. Tada šitą čia nesvarbu ir plants grown, tai fast pasidarot. Tada viskas užauga greitai. Gerai, tada važiuojam išpilti šitos 700 į bačkas. Kai bačkos prisikupia, tada gali jas vežti parduoti brangiau. Toks nerisai ten gali kaupti, ten kaip saugyklą. Ne, aš iš to negalėsiu išmesti. Reikia tada važiuoti man prie fūros. Iškratyti viską į fūrą ir tada su fūra nuvežti. Nes čia kombainas. Gerai. Datams. Pats tas bus. Nope. Reikės pauzės atgal. Pila. Aišku, labai daug išpylė. Ten tik 700. Nu, bet tiek. Čia tik taip parodo. Taip reikia maždaug. Gerai, važiuojam išpilti ir tada video bus baigtas. Šiandien toks trumpokas. Pradėsiu kurti ilgesnius tokius. Nu va, tada atvažiuoju čia nais. Privažiuoju. Su juo. Ir tada... Oi, gal aš čia uždengiu. Nu, kaip čia iškratyti dabar? Aiva. Nu, va, iškratim. Ir čia dar... biškį. Čia jeigu privažiuoji prie šito, sustoji. Aišku, reikia gražiai privažiuoti. Arti. Nemoku dar su tom fūrom važinėčiamis. Su tom priekabom. Nu, tarkim, turėtų būti gerai. Va, tai paspaudė raidę. Ir aš kiek ko turiu. Tai čia va, turiu javų. 24 245 litrus. Barliai, nežinau kas čia yra. 22 109 litrai. Kanola 17 000 litrų. Kukurūzų 24 000. Nu ir tarkim, jau nori kažkur vežti, spaudi ir tau pripila. Čionais juos
tada užsidengi, kad neišbyrėtų ir veži, kur reikia. Gerai, taigi su jumis buvo LT Gameris. Laikykit, prenumeruokit, siūlykit draugam, kad žiūrėtų mano kanalą. Ir po šio video, į komentarus parašykite, ar norite video su tais kompais, kur aš ten dalis perdedu į kitą dėžę. Taigi, iki kito video.